Tai sveiki, vėl atvykę. Nesimatėm realiai virš savaitės, beveik 2, žiauriai daug. Iš tikrųjų, bet tiesiai šviesiai tai nelabai buvo ką filmuoti vien dėl to, nes pas mus visur yra plerza, arkliai pusiau ilsis, tai aš nelabai netgi su pačiais arkliais nelabai ką galiu per daug veikti. Tai taip ir gyvenam. Tvarkomės visur, ką galim aplinkui, viduje ir panašiai. O šiandien aš po truputį pradedu pertvarką žirgyne ir po truputį pradėsim, kaip čia pasakyti, tvarkymą, renovaciją biškelį žirgyno. Tokia lengva, nes, reikia, kad būtų noris, kad būtų kuo gražiau, kuo švariau viskas. Tai pirmiausia, ką reiks pasidaryti čia visur, tai aišku, nusivalyti sienas dažytos rudenį, bet apdulkėjo, voratinkliai apsipėję, tai reikės sienas visur nusivalyti, tos pačius visus valkius šituos, irgi voratinkliai dulkės visur apėję, lubas nudažyti, nežinau kiek laiko, aš jau ruošiuosi nudažyti lubas, jau keli metai gal, bet vis dar neprisiruošiu. Tai šiemet bandysiu taip ir padaryti. Tada sienos, kaip ir sakiau, bet apačia sienų, nes žirgai nudaužė visur jau apkakojo irgi, tai nebe gražios jau irgi sienos. Kambariuką nusidažėm rudenį, ir lubas viską, bet ten šiaip dar reikia pasitvarkyti biškelį, noris gal kokių baldų ar dar kažkų. Ir tada balnenė. Balnenė čia yra pagrindinis dalykas, ką aš šiemet noriu pasidaryti pavasarį. Nes daiktų labai jau yra daug, o nieks nebetelpa tenais jau. Tai biškelį dar bus renovacijų tvarkymų video ateity, kai jau pradėsim. O šiandien labai paprastų dalykų. Šiandien aš pagaliau priskirsiu normaliai visiems žirgam jų gardus, nes 2 naujokus dar turėsim. Turim jau vieną, bet dar vienas atvažiuos. Prisijungs prie mūsų komandos. Tai va taip va. Tai ką šiandien padarysiu, tai pagaliau priskirsiu vardų lenteles prie gardams. Tai turiu pasidarius Vinciaus gardui, nes jisai neturi irgi. Tada Prometėjo gardui turiu lentelę. Ir vienam iš naujokų Mažylis. Tai va taip va. Tai šiandien darbas yra priskirti visiems gardus, dar įsivalyti, aišku, būtų neblogai, ir ruoštis naujam arkliukui, kuris atvažiuos. Tai šiandien tokia tvarkymosi diena. Labai kažko su arkliais nepriveiksim, bet jeigu įdomu, lygit toliau, eisim tvarkytis. Taip. Dar truputėlį apie naujus arklius. Tai jeigu kas esat jau sekat mus ilgiau truputėlį nuo pat pradžių, tai žinot, kad čia yra Prometėjo gardas. Tiksliau, buvo Prometėjo gardas, bet vardas yra visai kitoks. Tai Prometėjas kelsis į šalia esantį gardą, gyvent laisvą, o čia grįžta būtent šito gardo savininkas, Šamas. Bet Šamas buvo gal porą metų išvažiavęs, pagastroliuoti, pasitūsint ir jis grįžta namo. Viskas. Jis tikriausiai nieko nebevažinės, grįž pas mus, gyvens ir visam likusiam gyvenimui. Tai va. O jeigu, aišku, apie Šamą aš papasakosiu, tada padarysim video, kai jis jau atvyks, daugiau papasakosiu, bet jis yra Prometėjo tėtis. Tada. Tai va. Va taip. Tai kol kas apie Šamą tiek, nieko per daug neišduosiu. Pamatysit, kai jis atvyks. O dabar einu pabiškį tvarkytis. Dar trumpai supažindinu su situacija. Tai čia yra Baltijos gardas, tai Baltija čia ir lieka. Viskas, jinai niekur neina, bet kaip matot irgi siena visa burzina, tai ją reikės irgi perdažyti. Tai Baltija niekur ir nevyksta, jinai lieka čia. Nes visur kitur yra eržilai, tai jinai, kad ramiau būtų, jinai gyvena toliausiai. Tai va čia, jeigu irgi matėt anksčiau, gyvena titnagas šiaip, bet vardas yra visai kitoks, tai reikės perkelt, šitą nuimt,
Nes čia dažniausiai būdavo žirgai, kurie trumpam pasimokydavo pas mus ir išvažiuodavo. Tai va taip. Tai kad būtų buvę mums paprašiau, tai tiesiog čia gyvendavo mokinys, nors jie būdavo visi skirtingi. Tai va, bet čia perkelsiu, čia yra dabar jau gyvena titnagas, tai perkelsiu jo vardą. Čia yra štai titnago vardas, tai jisai keliaus ten. O čia gyvena toksai mažylis. Tai irgi ateityje supažindinsiu, tai čia reikia irgi pakeisti vardo kortelę į mažylis. Tada čia, kaip ir sakiau, Šamas. Čia bus Šamo gardas, jisai čia grįš, mes jam pasiruošim gardą, niekas nevyksta. O čia va, dabar jau gyvena Prometėjas. Tai vardo lentelės visiškai nėra, reikia uždėti vardo lentelę. Irgi visur jau. Nu, žodžiu, sienos reikalauja irgi jau darbo, nes, nu, žodžiu. O čia šitam mažam gardelį, kambarėlį gyvena Vincius, tai irgi reikės uždėti vardo kortelę. Tai va. Kol kas daugiau žirgų nebeplanuojam turėti, nes tiesiog nebėra vietos. Vasarą, aišku, vėl kitaip, nes jie visi būna lauke. Tai realiai arklidė yra laisva, bet vis tiek jie grįžta karts nuo karto į vidų. Į vasarą taip dienom stengiamės parsivesti. Tai va, tai darbelis šiandien yra toks. Tai dar įdedu trumpą video įdėsiu, kaip dariau visas tas vardų korteles. Nes galvojau padaryti viską greičiau, bet greičiau nesigavo. Užtrukau iš kelių, kol padariau viską. Nu tai va, tai įdedu video, kaip dedu korteles ir po to einam dirbti. Irgi sudėti vardo kortelio ant gardų, valytis. Tai va, judam. One eternity later. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Tai va, man į pagalbą vėl ateina nuostabusis vaidemaniukas. Tai nuėmiau nuo čia, nuo praeito gardo šitos lentutės. Tai šitą viskas jau nebereikia jos. Mes ją pamirštam. Ir dabar eina titnago kortelė. Tai biškelį ką padarysiu. Apvalysiu kortelę greitom. Ir greitai čia apvalom, nes neaišku labai baisiu. Nu ką, sena kortelė jau tiesiog. Bet, kaip sakoma, atlieka savo pareigą. Ja, čia svarbiausia yra nenusitaškyti. Saugumas. Dabar noriu nuvalyti. Žiauriai daug dulkių yra ant šitų. Tai va biškį apvalau. Jau. Ja, čia kažkada reikės valyti. Bet čia kadangi trumpam. Kol. Tai va. Ir reikia uždėti vardų lentutės. Tai ką reikia padaryti? Blemba.
pasimti vienuko. Nieko neturiu kur dėti. Vieną jau į burną. Kitą ranką. Turim skyles jau. Mačiau. Nežinau, kaip aš viską padarysiu, bet pabandysiu. Žiūrėvis. Puiku. Biškai pakabinau laisviau, nes kai reikia nuimti labai sudėtinga. Tai dabar, kai nuiminėjau, žiauriai sunku nuimti buvo, nes jos taip gerai prikaltos. Gal plius minus tiesiai, nežinau. Pirštų svarbu nenusibaladot. Fuck. Ką žinau, gal gerai. Kabo. Tada, vienas. Važiuojam prie kito. Va taip. Atvykom. Sekantis. Vėl. Žiauriai daug dulkių. Tai čia naujas jau eina į trasą. Tai imu vinuką. Iš to vinuką. Sorry. Čia trukdo šitas. Jisai išlenkė lentutę. Negerai. Nu, bet ką dariau. Ha! Beveik, va. Biškį patraukiu, nes senus vinukus įkaliau į vidų. Neištraukiu. Tai biškį patraukiu į šoną, tai labai jau lygiai nebus. Bet bus gerai. Čia dabar. Oi, rankas skauda. Tada! Antras prikabytas. Dar dalyko. Eikit ten. Halo. Dalkyta. Labai. Puikiai. Wow. Tiesiog nuostabu. Dabar reikia patraukti mūsų transporto priemonę. Viskas. Paskutinis. Vinciukas. Viršui yra pačiai geriau. Gal viršui darom. Plius minus lygiai. La 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 la.
Palaukit, reikia. Uždarysiu vartus, kad neišėjai. Kitą pusę, kad nenueit. Linas, lyg. Jep. Ne. Va. Nelygiai. Bet nieks nežiūrės. Nu ką, aš manau, tiesiog puikiai. Viskas. Visi yra su savo vardais ant gardų, kur kas gyvena. Viskas. Dabar einu valytis, nes biškį pakakota visur. Tiksliau. Labą dieną, ponas Vytautai. Kaip gyvenat? Gerai? Puiku. Liuks. Na ką, viskas. Maisto yra, pas Vincių pakratyta, pas Prometėją pakratyta, maisto yra, nauja vardo kortelė, nu tobulai. Tada pašamą tik pakračiau, paklausit manęs, kodėl dar nėra maisto, nes jis dar neatvažiavo. Nereikia dar maisto, kol dar arklys neatvažiavo. Tai va. Tada mažylis, viskas sutvarkytas, mažylį biškį mažiau valgyt, bet jam dar atnešiu tokį special. Titnago vardo kortelę, bet kol kas gyvena šiaudai pasigardė. Tai dar taip. Tai Titnagas kažkur prisiglaudžia, kol dienai po darbo pabūt. Ir Baltija viskas kakas. Neišvežiau. Nu ir ką? Nieko. Ir nieko. Tai va, darbelis šiandienos, kuris buvo ruoštas, padarytas. Negali būti. Tai matau, kad laukia saulytė įsišvietė. Tai šį kartą aš baigsiu čia šitą video. Ir kitą kartą mes jau susitiksim, kai pas mus bus atvykęs naujas žirgas. Taip, taip ir bus. Tai nepraleiskit sekančio video. Tikrai verta laukti. Tai o dabar sakau jums viso gero. Nepamirškite prenumeruoti, pamėgti mygtuką, paspausti like ant video, parašyti komentarą ir susitiksim kitam video. Iki.